per maišas. Dabar galėsim lakstyti ratais aplink šventyklas. Labas rytas. Ką, mes šiandieną maunam į Kyoto. Varysim su to greituoju traukiniu vadinamu Bullet Train. Turim Green Card bilietus, tipo vadinamus pirmos klasės bilietus, tai pažiūrėsim, kaip ten viskas atrodys. Čia nesuprasi tos mergos, tai kai mokinukės apsirengusios, tai ar iš čia iš tų barų išeina, kur bernam palaiko nuotaikas? Ar jos čia iš į mokyklą eina, ar kas čia yra? Nesuprantu. Mes čia esame Šindžiuku rajone, Raudonųjų žibintų gatvė. Visi tūsai čia visko gali gauti, ko nori. Nusipirksim vadinamas Okiben dėžutes. Ten duoda paskanaut visokiausių sušiukų. Ten net nežinau, kas pažiūrėsim, ką ten gausim. Tai. Štai mūsų vieta. Taip. Kol kas nėra. Kaip patogu. Galima skraidyti lėktuvus, tai čia kainuoja 10 štukų bilietas. Bilietas kainavo 140 eurų, o normalus bilietas 100 eurų. Skanduota ar ne? Man tai kai kurie nelabai skanus. Ar čia tik lašišą valgymo? Nu, o tiek sukirstus tiek. Gerai. Varom pusryčiaut. O čia per maišas. Aš turim taip pusę, net negaliu apibūdinti maisto, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, kas čia yra? Kažkoks želė gabaliukas. Ačiū labai, bet ne ačiū. Kai greit varom, kai jaučiasi. Taip pat šie traukiniai, patys punktualiausi traukiniai Japonijoje, daugiausiai kiek jie gali vėluoti, tai pavyzdžiui, tik keletą sekundžių.
Sveiki atvykę į Kioto. Miestas, kuris daugiau nei 1000 metų buvo Japonijos sostinė. Žinojai šitą? Ne. Tai šiandieną mes praktiškai turim kažkur 8 valandas ištyrinėti kuo daugiau šventyklų, pilių, išvaikščioti Senamiesčio rajoną. O mūsų viešbutukas. Biški planas pas mums pasikeitė, negalim čekino padaryti, net nieko nėra viešbutį. Sudėsim į spinteles. Raktas. Ople. Kale. Top. Tilpai. Šiaip netaip spėjom, ne? Nu. Gerai. Nu, pasiruošęs pamatyti Kinkakuji. Aha. Jinai yra dengta tikru auksu. Ne, palauk, dar nepasiruošęs. Jinai yra iš tikrųjų dengta tikru auksu. Palauk. Prikolas. O? A? Dabar pasiruošęs. Dabar jinai šventykla yra kaip, bet prieš tai būdavo samurajų vila. 300-500 eurų, tai. Parodyk bilietus. Prikolas. Toks įdomesnis faktas apie šią šventyklą, tai kad vienas iš šventuolių buvo sudeginęs šią šventyklą ir ją paskui atstatė. Taip, čia varom į bambukų mišką. Biškai pakeitėm planą. Bambukų miškas gaunasi tolimiausias taškas mums, tai geriau dabar pasidarysim geras oras, nes rytoj liktai žada lietų. Žodžiu, miestas visas klotas šventyklom visokiausiam. Turi gražus miestas, visai kitoks negu tokia. Viliama, čia turistų tai nemažai. Dėl to kartais, ne kartais, dėl to visada yra geriausia keltis kuo anksčiau ir pradėti dieną. Taip, kad mums šiandieną nebūtų išėję tai padaryti. Kaipgi princesiai Bamboo Forest? O, man atrodo, atėjai, 2 minutės paėjai ir gali... Va, eit valgyt. A ne? Nu, mačą gali. Sushi valgyt, geriausia. Geriausias experiences čia yra sushi valgyt. Čia nebuvo, ne? Jo, čia kažkokia budistų šventykla yra. O, koks raštas gražus. Ši budistų šventykla buvo įkurta 1339 metais. Žinai, šiaip pagalvojus, Japonų istorija yra tokia sena, ne? Ten pas mumis ten gerai, ten Romos imperija ir kažką, bet jų dar senesnė yra, už Romos imperijos. Ten Romos imperijos nebuvo, jie čia griaudėjo savo. Rytoj varom į arbatos ceremoniją. Taip, turbūt aprengs mumis tais tradiciniais drabužiais ir paleis pasivaikščiot po miestelį. Ot gėdos pridarysime jiem. Prieinam Kamilės mačą. Turbūt viską išragausi, kas meniu, viską po vieną. Tiek keliavom, tiek skridom,
tiek važiavom, tiek ėjom. Ir tu man nori pasakyti, tu užsisakysi vieną... Konnichiwa. English. Oh, thank you. What's this one? Matcha latte with matcha ice cream and sticky rice ball. O, tai... Most popular. Yeah, can we order one? Huh? Nebent šitą gali pasiimti. And one of... want this? No, Ne, tai gerai supranškiam. Yeah, can we get Strawberries, one okay. strawberry smoothie? Strawberry shake. Yeah. One matcha latte with ice cream and sticky rice ball. And one shake with strawberry. Ja. Gersim, ką čia darysim? Pirmą nuotrauką man Instagraminę, o tada jau galėsim. If you need more sugar, please tell me. Yeah. Okay, good. Arigato. And the ichigo strawberry shake. And a spoon. Jum! Atrodo žiauriai gerai. Spėjau, o tai jau. Nu, nufotkink mane. Oba. Nežinau, kas tas rutuliukas. Čia mačia ledai, ne? Bet jie visai nesaldus. Kaip visas čia, bet toks jis toks labai chewy. Taip labai, Kolduniukas. nu kažkoks toks jo, va. Dar kažkai nori tų žmonės. Bet tavo pakankamai saldus. Kaip? Tai mačiakas, nežinojot, yra japoniška žalia arbata. Lapeliai smulkiai sutrinti, suspausti. Ir jie tada daro visokiausius ledus, šokoladus, viską iš sutrinto skysčio. Na, jam dar ledų. Bet gan kartoka, ne? Iš tikrųjų reikia nemažai cukraus reikia. Man tai biškai primena juodą šokoladą kažkodėl. Nu nežinau, gal čia gal man taip. Tai dabar varysim į Nijo-ji pilį. 1603 metais buvo pastatyta ta pilis šauganų įsakymu. Ten būdavo jų tvirtovė ir jų rezidenciniai namai. O šauganai būdavo kaip samurajų generolai. Mačia. Jo, skaniai tikrai. Ten, kur, pavyzdžiui, pas mus geria, kur nors Europai, tai man ne, va čia tai tikrai. Va, ir tai, kai geriama jie tokie, man nelabai patiko, bet čia tai labai patiko. Į tą pilį, kurią varysim, ne, ten yra grindis, vadinamos lakštingalo grindis. Jos tipo specialiai girgžda ir jos buvo specialiai tam sudėtos, kad jos girgždėtų tam, kad šauganai, ne, miegodami ar kalbėdami apie kažkokias ten paslaptis, girdėtų, kad ar kažkas prisėlina, ar kažkas klausosi, žinai, ar kažkas vaikšto ir panašiai. Pas mus namai irgi tokios sudėtos specialius grindis, kai, žinai, lipi kokiu laiptuku ir sugirgžda. Sakyčiau, biški paranojas irgo, ne? Nu, tai senai laikai. Geras, karočią, prikolas. Geras, mes taip sudėjom, nes taip pas mane irgi namie, kad tu manęs nesiklausytum, kai aš nevaždu. Nijo Castle, ar kaip ten buvo. Bet matos, ne, ant kiek daugiau turistų yra Kyoto. Bet matos ir kodėl čia tų šventyklų labai gražu pilna. O, einu ten. Tai?
O kiek dabar? 2:15. O tai, vai, 20. tai mums čia valandos per akis bus. Mes čia 20 minučių ir šie. Nu gal ne 20, bet... Aš pasakiau, man atrodo, aiškiai, ne? Operatorius, ane, Yeah. siųsdavo pasiuntinius. Su jais tipo tartis, kalbėtis, palaikyti ten gerus ryšius ir panašiai, žinai. Tai jie Tai mums čia įvedam. gan labai šūstri būdavo. Lemba parodžiau, kiek galėjau, labai griežtai neleido nei fotografuoti, nei filmuoti. Upsiai. Aš turistas. Tai va, karoči, neleido labai griežtai nei filmuoti, nei fotkinti, bet kiek galėjau, tiek parodžiau. Jau kiek šiandien suvenyrų bilietų turiu, jau tararai. Preserve and protect one of the world's most precious sites for generations to come. O kaip jinai atrodo iš lauko. Kaip įdomu, pavyzdžiui, imperatorius šiaip japonų akyse buvo žiūrimas kaip į dievą, kaip tipo dievų išrinktasis. Bet vis tiek, pavyzdžiui, šauganai tam tikrais momentais turėdavo daugiau jėgos negu imperatorius. Geras. Aš kažkaip vis laik įsivaizdavau, kad šauganai, tipo kaip tie generolai tų samurajų, aukšto ranko labai karys, bet net nebūčiau įsivaizduojęs, kad jie kartais net šustresni už imperatorių būdavo. Nu, tu pastrauksi mano vaizdą. Aš kada nors netrukdau, kaip gyvenime. Neklaus klausimai, kurių nenoriu atsakymą. Nu ką aš jums galiu pasakyti, darželis, ką tu, nesu tokio matęs. Gerai, galima įt pavalgyti po galais. Ko? To neblogai, aš nežinau, ne kažką. Tempūrą. Varom tempūros. Kudė. Visai greitai mes vėl susisukom, ne? Man čia esu Tai ką dabar lekiam link šventyklų. Kokios fainos gatvelės visur. Na dabar einam į šventyklą, iš tikrųjų, kuri buvo statyta gan ne per seniausiai, 1895 metais. Ir jinai buvo specialiai pastatyta tam, kad paminėti Kioto 1100 metus. Viską jie statė pagal 8 amžiaus architektūrą. Mums reikia vieno labai rimto dalyko. Turėjo čia tą labai stiprų energetinį. Large pork bun. Nu va, šausim šitus. Čia sakė, išvertus širdies smūgis. Salty fried chicken. Vieną salty fried chicken ir vieną šitą bandelę. One. One and large pork bun. Aha. One. Ragaujam, kas čia chickenas? Paprastose parduotuvėse nerealus maistas. Nerealiai, ne? O čia? O, koks čia blynas. Geras? Dabar jo. Labai karšta, ne? Bet ir prieskonių pridėta viską, žinai, papipyrinta, taip gerai. Dar mėsos. Geras, ne? Skanus visai. O,
Dabar galėsim lakstyti ratais aplink Bet jeigu šventyklas. aš vis dar užmigsiu, po šito nesako, tu jau nebebūsi, nenorėsi mėgoti. Man atrodo, mes ratais lakstysim aplink šventyklas. Man atrodo, mes užmigsim po 15 minučių. Kas? Čia yra žoleliniai stimulantai. Jau. Ką tai reiškia? Nu, iš žolelių pagaminti, ne, pavyzdžiui, kaip Red Bullis, ten cukrus perdirbtas visas, o No. tipo, čia tokie natūralūs. Tipo. Sak, gal? Oho, didumo. Oho, didumo, ne, Kamilė? Kaip tu ten sakai? Kiekvieną kartą. Oho, didumo. Niekart taip nesisakėt gyvenime. Nu. Gaila, paskutinta dalis uždengta, restauruoja. Kiek išeina, tiek parodysiu. Tu. Dabar varom į budistų šventyklą. Varom prisigėrę stimulantų. Kiek, mergaitė. Atsargiai neįgriūk, mergaitė. Taigi, aš matau, aš dabar viskas nebenoriu mėgoti, niekada nebemėgosiu. Žinai, dabar persakau, žinai, jeigu turėčiau superpower, Aha. norėčiau niekada nebūt pavargus. Visada būt pilna energija. Šiaip ir esu pilna visada energijos, bet ne dabar. Įdomu, ką man ten žmonės kiti galvoja, žinot, ką, žinau, tvarkyti. Tiesiog Tokie faini nameliokai, ne? Vau. nepsišikiškai, nu, gerai? O, kaip gražiai atrodo. Ai, va. Neaišku, kiek čia daug. Smėlis? Mane filmuok iš kitos pusės. Supratai? Tai negali smilgo. Parnešti good fortune. Jos visos skiriasi, ta prasme, jos ten viena viena. Šiandien pyr. Jau dabar, o dabar tai jau tikrai einam valgyti. Ne, taigi, sakykime, važiuojam viešbutį. Bandom antrą kartą įeiti į viešbutį ir tada varysim pavalgyti jau. Parodysiu mūsų kambariuką. Oi. Oi, kaip gerai bus dabar. Koks fainas. Čia tradicinis japoniškas kambariukas. Vanykė mažytė. Ir geriausias dalykas apie Japoniją. Tai yra va. Mes čia turėsim vaikščioti. Aš tai žiauriai šalkęs esu iš tikrųjų. Tikrai jau galiu pasakyti, ir aš belė kaip šaltas. Vis diena buvo pilna, bet jau dabar vaikelį valgyti. Man atrodo, su tempūra neapsieisim, reikės ir su šiuku pasimti. Čia viskur gausim. Tinka, man tai tinka. Varom? You can use the bar counter for 1 hour half, 90 minutes. It's okay? 90 minutes. Yeah. Yes. Oh, yeah. Thank you. O, geras. Iš karto viską po vieną. Aha. Nu, į sveikatėlę.
Jau Kamilė maistą mėto. Vištytė ir kas čia? Daržovės su jūrų gerybėm. Uhuhuhuhu. Nu, blemba, neblogai. Kurio nori? Dabar? Ne, nepadaro. Sushi gerai. Turėtų būt turbūt gal kažkur. Vien restoraniukai ir bariukai visur. Trumpa istorijos pamokėlė, kurią sužinojau. Kaip matėte, ten teka upelis. Žmonės savo daug įsimylėjusių. Ten eina nusižudyti, ne visą? Ne. Samurajų laikais ten vykdavo egzekucijos. Sakiau, žudimas. O jie dabar savo sėdi, svajoja. O ten galvas kapodavo samurajai. Nu ir kiek įdomu iš tų visų žmonių, kiek žino tą istoriją, kas čia vykdavo. Spėju, net daugelis. Nieko čia baisaus. Nieko čia baisaus? Tai Nu, iš tikrųjų gal nieko baisaus, iš tikrųjų tais laikais buvo priimtina gal. Aš iš tikrųjų, jeigu reikėtų varyti dar kartą į Japoniją, tikrai varyčiau tos tolimesnius miestus, jo, kur mažiau turistų važiuoja. Nes šitą iš tikrųjų labai daug turistų. Pavyzdžiui, Tokijo, kaip buvom, taip nesimatė, kad Jo. atrodo visur, kur valgėm, visur buvo beveik vien japonai arba koks 90% sėdi japonų. O čia tu eini per gatvę ir sakau, vos japonų pamatai. Iš tikrųjų visa ta Japonija yra labai graži. Tie visi pastatai tokie japoniška, ta kultūra, čia tas visas ir kaifas yra. O jinai visa tokia ir yra, žinai. Man čia labai... Čia yra? Ai, čia taip, ne? Nu, pabandom porą. Ne, čia tas ir yra, jis atvažiuoja. A, daug kartų praskūlė. Parodysim patį geriausią restoraną, koks tik gali būti Japonijoje. Nu, nepasikarksėk, kad po to neskanu bus. Hei, visas stalas mum. O dabar mes švęsim. Noriu šito. Tu vištienos norėsi? Ir kažką atsigerti. Vištienos norėsi? Jo, paimkit man vieną vištienos. Tai man atrodo pradžiai užteks order. Pasisakai tu? O tai tos paragausim? Taip, aš jau susakiau. Ne. Kur alkohol? Tai yra shrimp, matai yra shrimp. Draft beer. Tai paimu... O kokio dydžio dabar? Man tai mažesnė paėm. Tai gal du tokius paimu. Man glass. Yes. Du. Nu, laukia mane. Pažiūrėkit į meniu. Ko tik nori. Ta prasme, ko tik nori. Nigiri gali pasimti. Pam. Aš noriu šito. Nu, varom valgyt. Ir turim dar. Du paim.
Pas mumis balius dar nesibaigė, o dar važiuojam. Atėjo tas liūdnasis laikas. Man atrodo, paskutinta lėkštutė. Nu gal tavo, man dar atvažiuoja. Nu ir kaip be deserčiuko mes? Nu niekaip, ne kamiliukai, niekaip. Aš pikta, nes ne tą desertą paėmė, kurio... 15 lėkštučių suvarėm. Ne, nes dar alašys. Tai 13. Not bad. 5,000. Išprotėjo. Kiek čia? 30 eurų. Tracokas, nu. Aš nežinojau, kad laimėjau, kaip sužaidžiu. Nu ką, priedėm, kaip turi būt. Dabar tik tai kažkaip reikia pareiti iki namų.